Žiūrėk, tenai žiniai žąsų sudėti, va, į krepšį. Ateik, aš tau parodysiu. Lietuvos ūkiniai gyvūnai tai naminiai gyvūnai, kurių išskirtiniai paveldimi požymiai yra susiformavę tik Lietuvoje. Kai kurios senosios Lietuvos gyvulių ir paukščių veislės jau išnykusios. Kitos – žemaitukų veislės arkliai, vietinės kiaulės, šėmi, baltnugariai galvijai, vietinės avys, vištinės žąsys – atsidūrusios prie išnykimo ribos. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, atsirado galimybė keisti visuomenės požiūrių į gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimą. Tuo metu buvo surengtos išlikusių gyvulių paieškos ekspedicijos į nuošalias šalies vietovės. Iš gyventojų surinkti supirkti vietinių kiaulių paršeliai, iš Vilniaus žirgyno ir pavienių asmenų žemaitukų veislės arkliai, suformuotos vietinių kiaulių, žemaitukų arklių ir vietinių šiurkščiavilnių avių, šėmų bei baltnugarių galvijų bandos gyvulininkystės institute. Vištinių žąsų buvo likę tik užsienio šalių paukščių kolekcijose. Iš jų nupirkus ir parvežus šių paukščių kiaušinių, gyvulininkystės institute pavyko atkurti vištinių žąsų pulką. Pastebime, kad šiais gyvūnais vis labiau domisi jauni žmonės. Domisi daug, tikrai daug. Ir ypatingai jauni žmonės, jauni vyrai, tiesiog nori jau kurtis. Kaip pradėti, klausia, kaip pradėti, kiek įsigytų gyvūnų, ar tų žąsų, ar tų kiaulių, kaip pradėti, kaip viską daryti ir kaip atkurti seną, tą mūsų kaimą, su lietuvišką, su tom išsaugotinom tom veislėm. Gyvulininkystės instituto darbuotojai teigia, kad jų darbe ypač reikalingos šiuolaikinės technologijos – internetas. Jisai turi būti būtinas. Kam žmogui pirkti kokias brangias knygas ir leis pinigus, jeigu tu gali naudotis internetu. Įėjai į internetą ir skaityk ar apie tas žąsis, ar apie kiaulės, apie viską. Viskas yra vienoj vietoj. Ir telefonai bus duoti. Šiuo metu Žemės ūkio gyvūnų genetinių išteklių saugojimu rūpinasi Žemės ūkio ministerija, mokslo institucijos, valstybinės įmonės bei asociacijos vienijančios pavienius gyvūnų augintojus.